Labą dieną. Esu Jelena, Vilniaus Lopšelio darželio Liepsnelė vadovė. Šiandien mes atveriame savo įstaigos duris jums ir pristatome naują ir ryžtingą projektą, kurio metu sieksime dalinti savo turimą patirtimi apie darželio ir šeimos bendradarbiavimo galimybes ir prasmę, pagalbą vaikams bei šių dienų aktualijas. Projekto dalyviai Vilniaus Lopšelio darželio Liepsnelė švietimo specialistai. Tikimės, kad projektas bus vertingas. Taigi, susipažinkime. Sveiki, mano vardas Svetlana, aš esu ugdymo vadovė ir šio projekto metu aš dalinsiu su jumis Liepsnelės naujienomis. Kaip mes gyvename? Ką mes veikiame? Ir kokia yra mūsų patirtis. Iki greito pasimatymo! Sveiki, mano vardas Elena. Esu ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Dalinsiu savo asmeniniam patirtim, ugdant vaikus. Aš esu logopedė Rima ir dalinsiuosi patirtimi, kaip namuose lavinti vaikams kalbinius įgūdžius. Sveiki, mano vardas Nadija. Aš esu meninio ugdymo vadovė. Pasidalinsiu su jumis muzikiniai pratimais vaikams. Klausai, dikcijai, ritmai lavinti, taip pat savo pastebėjimais. Iki greito pasimatymo. Aš esu specialioji pedagogė Ana. Šio projekto metu noriu suteikti informacijos tėveliams apie vaiko raidos normas. Kaip pastebėti elgesio, emocijų, kalbos ar mokymosi sunkumus. Kaip suteikti pagalbą vaikui. Kaip lavinti sutrikusias vietas namų sąlygomis. Sveiki, mano vardas Elena, aš esu vaikų psichologė. Šiame projekte dalinuosi psichologiniais patarimais ir rekomendacijomis. Sveiki, aš esu fizinio ugdymo mokytojas Marius. Prie šio projekto sieksiu prisidėti skatinamas jūsų vaikų fizinį aktyvumą. Dalinsiuosi naujausiamis rekomendacijomis, atliksime įdomias veiklas bei žaidimus, bei gilinsime fizinio raštingumo žinias.